20-ąjį pavasarį kauniečių žurnalistus suvienijo tradicinė šventė skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Po 90 metų, brangių įsimintinų, kaip ir tauta, pradėjo vieni į kairę, kiti į dešinę, treti į centrą. Kauno žurnalistų būryje irgi tas pats buvo. Bet įdomu tai, kad būtent atgaivinti spaudos baliai suvienijo visus mus. Skambant tradiciniam himnui Antano Šabaniausko spaudos valsui, šventėje bent trumpam atsikvėpę nuo kasdienių rūpesčių, žurnalistai, politikai ir visuomenės veikėjai sveikino vieni kitus, dalinosi patirtimi, apdovanojo labiausiai žiniasklaidai nusipelniusius kolegas. Sunkiausias matyti dalykas, kas atsitiko, tai kad žurnalistas šiandieną jau nebėra tik radio arba televizijos žurnalistas. Jis turi būti maksimaliai turbūt universalus šiandien, sugebėti ir straipsnį parašyti, ir nufotografuoti, ir nufilmuoti, ir pakalbėti. Tai žurnalistams turbūt iššūkių tik tai daugiau dėl to tapo. Žurnalistai, kaip ir kitus bendruomenės, jeigu jūs nori, daro, vadinasi, suvienyje visus, tai įgajau. Šiais metais pirmą kartą įteikta Petro Babicko vardo premija. Ja už Lietuvos radijo laidų ciklą Kaip žmonės gyvena gavo žurnalistas Benas Rupeika. Kaip žmonės gyvena 2012. Kiekvienas žurnalistas, arba tas, kuris nori būti žurnalistu, aš vengiu to vadinimosi žurnalistu, savo srityje, savo vagoje, savo ekrane, prie savo mikrofono gali būti savimi. Vienu kartu daugiau, kitu mažiau, bet jis gali neišsižadėti savo principų. Jis gali atsisakyti, nekalbėti to, ką jį bando priversti. Svarbiausia tai, kad ta premija būtų įteikta žurnalistui, kuris kuria laidas būtent nuo gegužės 1 iki kitų metų gegužės 1 ir be abejo už tas laidas, kur yra ir teksto, ir vaizdo, ir garso vienovė, kur yra aiškus, ryškus meniškumas, kur yra taisyklinga lietuviška kalba ir šiandien mes labai džiaugiamės, kad mes šią premiją įteikiam būtent Benui Rupeikai. Čia nėra nei pinigai, nei kas kitas, yra tik tai vienintelis žmogui yra svarbiausias dėmesys ir pripažinimas tame, kad jį atpažįsta, kad jį žino. Aš manau, tai daugiausiai žmogų ir motyvuoja. Žurnalistui apdovanojimas nedaug ką turi reikšti. Reiškia, kad mano seni kolegos, draugai, žmonės, kurie man padėjo kopti į žurnalistikos gelmes, kad jie mane prisimena. O apdovanojimas žurnalistui yra jo vardas, jo pavardė. Jeigu tu jo neturi, joks apdovanojimas tau nieko daugiau nesuteiks. Tai, jog Beno Rupeikos radijo laidos po šiai dienai skamba ir skamba vis dar įdomiai, tai, kad Benas Rupeika yra skaitomas internete ir su malonumu užeina jo laidų ir tekstų ir nuotraukų pasižiūrėti žmonės iš Korėjos, iš Amerikos, iš Europos visos ir ten, kur lietuviai yra išsibarstę. Tai aš galvoju, kad kaip apie žurnalistą galiu pasakyti taip. Tai jis yra žurnalistu, jis buvo žurnalistu ir panašu, kad nesiruošia palikti šitos profesijos. Prieš 90 metų Kaune buvo įkurta Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjunga, vėliau suskilusi į 2 atskiras profesinės organizacijas. Nors dabar Lietuvos žurnalistų sąjunga išaugusi į didžiausią šios srities atstovus vienijančią bendriją, dėja plunksnos broliai ne visada vieningi. Jeigu mes turim 1100 tikrų profesionalių žurnalistų, kurie viens kitam reikalui esant sugeba, jeigu reikia padėti, jeigu reikia ir pasakyti tiesų, atvirą, kritišką žodį, tai aš manau, kad mes esame bendruomenė. O dėl tikro solidarumo, tai turbūt tai yra vienintelis dalykas, kurio linkėčiau kiekvieną spaudos dieną. Tai yra būti solidariais visur visada, ne tik tai tada, kai mes švenčiame spaudos dieną. Matyt, tampriausias santykis yra su politinė valdžia, ne veltui žurnalistai yra vadinami 4. valdžia, bet vienaip ar kitaip ir 3. ir 4. visada kovoja dėl dėmesio, pirmiausia visuomenės dėmesio, nes tiek ir politikams reikalingas dėmesys, tiek ir žiniasklaidai. Šita profesija turi įdomi, kad profesijos beveik neturi, bet gyvenimo būdą tai tikrai gera.